Labas rytas, šiandien turime Bambuką, mažiuką, GT. Be nieko, įsivaizduokit. Nėra jokio originalaus apšvietimo, jokio laikiklio juostai. Netgi po kojom duris atidarius niekas nešviečia, įsivaizduojat. Automobilis žiauriai tvarkingas, bet va komplektacijos nėra. Pastebėjau, net auto parinkties nėra. Žinoma, ir Xenono nėra. Bet kažkaip pabandysiu kiek įmanoma pagyvinti šitą modelį. Taip pat gale nieko nėra. Ką kimbame į darbus, bandom pagražinti. Nu ir viskas padaryta. Matot, į šias vietas įsidėjo juostelę, įsidėjo tenai ir įsidėjo po panelę, taip pat dėjome pakojus. Nenorėjo, kad būtų rankenėlės apšviestos ir kišenės, sako, užteks ir tiek. Sakom, gerai, padarom. Rodys, kaip gale atrodo, kol išjungta. Taip pat matot, nematot, šiek tiek gal matos, jeigu labai žinosi, kur žiūrėjai. Bet niekam nežinančiam tai tikrai nepastebėtų lengvai. Ir kaip viskas veikia, kadangi dar kartą paminėsiu, šitame modelį nebuvo originaliai nieko, jokio laikiklių, nieko. Tiesiog sėdam į automobilį, spaudžiame start, jeigu šviesos įjungtos. Kuriame, palaukime 3 sekundės ir viskas atsigauna. Iš karto mergaitai parinkome gražią spalvą. Pakoja, kaip matot, kita spalva. Eilinį kartą pasikartos 2 zonos. Galite reguliuoti spalvas, galite reguliuoti ryškumą atskirai. Šitaip atrodo iš toliau. Išjungsim šviesą. Nepataikau. Pataikiau. Šitaip atrodo iš toliau. Taip atrodo galas. Mano galas iš arti. Taip pat čia mechaniškai nieko atskirai išjungti nereikia. Atvažiavote į savo norimą vietą, užgesinat automobilį, atidaro duris ir viskas išsijungia. Ir pamirštat, jokio įjungimų, jokio išjungimų. Sėdate automobilį, sakot, lėkiu. Kurite 3 sekundės. Šviesa jau čia. Tai tiek. Ir dar kartą paminėsiu. Daug šiandien ir dar kartą bus akcija iki kovo 30. Visiems BMW, kas turite F raidelę, 50 € nuolaidą. Iki.